Sveiki, vėl kalbame apie Europos čempionatą ir apie galimybės lažintis. Šį kartą tai jau bus konkretus dalykai, tai bus rezultatai, konkrečios komandų galimybės. Aišku, visa tai yra tik mano svarstymai, visa tai yra dalykai, kuriais jūs galite tikėti arba netikėti. Olandija, Danija. Ko gero pirmos rungtynės, kurios gali būti rezultatyvios šiame čempionate, bent jau taip galėtume spėti. Ir kalbant apie Olandų žaidimą, apie jų įpročius didžiuosiuose čempionatuose, ar tai būtų pasaulio pirmenybės ar Europos čempionatai, įprasta yra tai, kad jie pradeda ryžtingai, audringai, greitai. Tai yra tikimybė, kad Olandai įmuš pirmi ir tikimybė, kad po pirmojo kėlinio jie pirmaus, sakyčiau, yra nemaža. Galima bandyti rizikuoti ir tokiu atveju laimėsite santykių 1:2,1. Vadovaudamėsi tą pačią logiką, mes manome, kad bus daug įvarčių tose rungtynėse. Tai yra, muša ir Olandai, muša ir tie patys Danai su Niklasu Bentneriu, Kristianu Eriksenu ir kitais žmonėmis, kurie žino, kaip tą kamuolį į vartus įstumti. Ir prognozija yra tokia. Mes skaičiuojame, kad tai bus daugiau negu 3,5. Tokiu atveju koeficientas yra 3,20. Jeigu rinktumėtės atsargesnį variantą, tai yra laimėtumėte, aišku, šiek tiek mažiau, galite spėti, kad įvarčių bus daugiau negu 2,5. Tai yra mažiausiai 3. Rezultatas 3-1, 2-1 ar 3-0 šiose rungtynėse, manau, yra labai tikėtinas. Ispanija, Italija. Italai turi rimtų problemų. Italai nelaimėjo ne vienų kontrolinių rungtynių, kurias žaidė prieš čempionatą, pralaimėjo visas 3. Italų gynyba tiesiog byra, italus po namus ir po rinktinės bazės gaudo policininkai, kaltindami juos pardavinėjant rungtynių rezultatus. Tai yra dėl šios priežasties, būtent dėl šios priežasties už rinktinės borto buvo paliktas gynėjas Domenica Criscito, kitas vidurio gynėjas Andrea Barcali patyrė traumą ir spragos aiškios, spragos gerai matomos ir mato jos, aišku, Vicente Del Bosque ir Ispanijos rinktinio. Tai yra papildomi šansai Fernando Torresui, Javi, Andresui Iniestui, Davidui Silvai ar kad ir kas ten būtų. Tai yra teiginys toks: Ispanija laimės bent 2 įvarčių skirtumų. Ir tokiu atveju lažybų santykis yra 1:3,2.